Lietuvos krepšinio federacija dar metams pratęsė bendradarbiavimą su kompanija PokerStars. Šiandien per specialią spaudos konferenciją naują sutartį pasirašė Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir PokerStars atstovė Baltijos šalyse Marija Sorokina. Man labai yra irgi malonu, kadangi šita draugystė su Lietuvos krepšinio federacija ir PokerStars prasidėjo tais sunkesniu momentu, kai reikėjo pirkti, kelialapį į pasaulio čempionatą ir džiaugiamės, kad tęsis ir toliau. Tai viena iš didžiausių krepšinio federacijos rėmėjų ir manau, šitas toks sportinis pokeris populiarėja ir toks daugiau mąstantis sportas, manau, nepakenkia ir krepšininkams. Sorokina teigia, kad jos atstovaujama kompanija džiaugiasi galimybę prisidėti prie populiariausios Lietuvoje sporto šakos vystymo. PokerStars atstovė Saboniui įteikė pokerio žaidimo rinkinį. Pokeris mums tai proto žaidimas, kuris kaip ir bet kuri kita sporto šaka reikalauja aistros. Daugelį metų remiame sportą ir bendradarbiaujame su sportininkais visame pasaulyje. Didžiuojamės jau 3 metus iš eilės galėdami paremti populiariausią sporto šaką Lietuvoje – krepšinį. Iš Lietuvos krepšinio federacijos girdėjome, kokia svarbi yra mūsų parama siekiant užsibrėžtų tikslų ir reikšmingiausiose sporto varžybose ir didinant krepšinio populiarumą bei prieinamumą. Džiaugiamės galėdami pratęsti savo bendradarbiavimą su LKF, o kartu ir Lietuvos žmonėmis. Spaudos konferencijoje taip pat buvo pristatytas 2012 metų Lietuvos vyrų rinktinės kandidatų sąrašas. Į jį įtraukti 24 krepšininkai. Šiandien skelbėme 24 kandidatų sąrašą. Darome tokį daugiau išplėstinį, todėl kad vis dėlto nors sezonai eina į pabaigą, bet yra dar likę nemažai laiko. Ir šiai dienai norėtume, sakysim, tokį paskelbti išplėstinį sąrašą 24 žaidėjų, kur toliau į pirmą stovyklą greičiausiai bus pakviesti 15 iš šito sąrašo. Daug matytų ir buvusių, kaip pasakyti, rinktinėje arba jos pirmose stovyklose tų žaidėjų. Yra keletą naujokų. Pasirengimą 2012 metų Londono olimpinių žaidynių atrankos turnyrui Lietuvos rinktinė pradės gegužės 30 dieną Druskininkuose.